Kiek trukau po 3 savaičių pasileisti akvariumus. Ta prasme, pasikeisti vandenį. Nusiėmiau su stiklinį kibirą iš vieną seną vandens, nusiėmiau iš kitą seną vandens iki tiek, nuvaliau stiklus, dapyliau 10 litrų vandens. Kadangi namuose vanduo netinkamas, aš turiu jį parsivežti, tai dar trūksta po kokius 5 litrus. Tai dar dasivešiu, bet buvo daugiau nugaravęs, negu aš dabar dapyliau. Tai dabar, kadangi, sakykime, šiek tiek sirguliuoju, šiandien ryt po ryt esu namuose, šitos susodinsiu, o šičia jau yra perteklius. Aš jau nebeturiu kur dėti ir man jų jau yra per daug. Dalį didžiųjų augalų saugusių duosiu kaimynui akvariumą. Galų gale, kad sodintų. Bet gal yra žmonių Švedijoje. Aš esu Švedijoje. Ir aš kokiems vaikams, kokiems akvariumistams Švedijoje galėčiau pasidalinti idealiai švarių augaliukų. Dabar per šitą laiką, jeigu akvariume būtų buvę dumblio, chladoforos, barzdos ar taip toliau, kai akvariums ir neprižiūrims ir nugaruots, čia būtų vien dumblis. Dumblio neatsirado. Suprantat, jo nėra užnešta, jis negali atsirasti pats. Taškinis ant stiklų ir žalias yra, va čia matosi ant vamzdelio žalias taškinis nuo šviesos, šitie du dumbliai plinta porom, čia yra normalu. Ir taškinis rudas diatoma, jeigu trūksta šviesos, o visus kitus dumblius reikia užnešti. Tai va, akvariumas be priežiūros dumbliai neatsiranda, nes visi augalai išauginti orinėse formose, gražus, sterilus, taip toliau. Dabar toks klausimas, aš jau turiu pertekliaus. Šiandien įmečiau dilgėlės lapą krevetėm, dar jis neišbrinkęs, bet krevečiai gyvi. Nuvaliau stiklą, bet negrandžiau palei pačią apačią. Čia jau nuo parvežimo netvarkyta. Tai jeigu yra Švedijoje lietuvių, kurie turi akvariumus, ypač jaunimą, vaikų, aš jau pasiruošęs dalintis.